Sveiki visi ir čia, ir interneto platybėse. Tikrai, kad būtų sklandžiau, jeigu išgirsiu klausimą iš salės be mikrofonų, prašysiu pakartoti mikrofoną, kad visiems būtų vienodai aišku. Nes paskui sunku žmonėm vaizduoti lavim, koks galėjo būti klausimas, priklausomai nuo atsakymų. Tai pradėsim nuo žinutės tokios trumpos iš Europos komisijos. Čia yra komisarė atsakinga už mokslinius tyrimus, inovacijas ir technologijas. Tai jinai siunčia žinutę tokią, kad jeigu mes iš tikrųjų tą politiką ir tuos instrumentus, kuriuos Europa yra sukūrusi, panaudosim tinkamai ir teisingai, Europa pataps viena iš perspektyviausių tikimasi vietų atlikti aukšto lygio tyrimų ir inovacijų veiklas. Tai to norėtųsi ir palinkėti, tiek ir projektų vykdytam, pareiškėjam, konsultantam, vertintam visi, kad mes to tikslo siektume. Turinys. Kalbėsim ne apie visus reikalavimus, nes jų yra ganėtinai daug, padarysiu nuorodas, kur galima būtų paskui detaliau pasižiūrėti, jeigu bus tam tikrų detalių niuansų. Apžvelgsiu tai, kas yra iš tikrųjų pagrindiniai dalykai, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Pradėsim nuo skatinamojo poveikio. Čia yra klasika, tie, kas yra dalyvavę, tai visi žino, iš tikrųjų pagalba tam, kad turėtų skatinamąjį poveikį, tai turėtų projektas nebūtų pradėtas įgyvendinti paraiškos pateikimo. Čia šitoje vietoje parodoma, jeigu jūs pradedate veiklas iki paraiškos pateikimo, reiškia, jums paramos nereikia, jūs darote tai ir be paramos, jums tiesiog jinai nėra būtina. Jeigu jūs išlaukėte ir pradedate veiklą tik po to, kada pateikėte paraišką, tai tada yra įrodymas, kad vis dėlto jums tos paramos reikia tų investavimo lėšų. Tada kas turi būti rodoma, tie reikalavimai bus užpildomi automatiškai, jeigu pateiksite tvarkingą užpildytą paraišką, tai skatinamasis poveikis bus. Jeigu paraiška bus užpildyta netvarkingai ir jūs pradėsite įgyvendinti projektą, tai bus tada problemų dėl to, kad jūs neatitiksite reglamente keliamų reikalavimų dėl to, kas turėjo būti paraiškoje. Taip, kas yra darbų pradžia? Tai yra pirmasis saistantis įsipareigojimas. Taip tariant, pasirašyta sutartis dėl tam tikrų darbų ar paslaugų atlikimo ir kurioje nėra kažkokių išlygų. Nes jeigu, pavyzdžiui, teisinė būtų architektūra tokia, kad, tarkim, jinai įsigalioja tik tada, jeigu yra skiriamas, pavyzdžiui, finansavimas, tai tada būtų kita situacija. Bet jeigu tokių nėra išlygų, tai visa tai, jeigu tos sutartys atsiranda ir jų datos atsiranda iki paraiškos pateikimo, reiškia, projektas yra pradėtas iki paraiškos pateikimo ir toks projektas yra nefinansuotinas šitos priemonės lėšomis. Taip. Kitas dalykas, dėl ko dažnai, bet tiesiog čia teisikas, bet reikia tą turėti omeny, reikia įsivertinti, ar įmonė nėra sunkumus patirti. Tikimės, aišku, kad tokių nebus, bet jeigu paprastai, tai yra imamas nuosavas kapitalas, lyginamas su statiniu kapitalu, jeigu yra liaudiškai tariant pravalgyta negu pusė, tai yra tada bėda, nes įmonė turi sunkumų. Tačiau galima visai teisėtais būdais nuosavybę įmonės padidinti, akcininkai gali tai padaryti ir tokiu būdu šiek tiek pasipudruoti ir atrodyti, kad jau sunkumų neturi. Dabar reikalavimas netaikomas įmonėm, kurios veikia trumpiau negu 3 metus, tai yra jos gali turėti sunkumų, bet joms dėl to problemų nekiltų. Tai dar tada yra keli kiti aspektai, kada irgi galima traktuoti, kad įmonė turi sunkumų, tai yra, jeigu jai gali būti pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra, yra pradėta arba galėtų būti pradėta pagal teisę. Tai jeigu yra pradėta, tai bankroto departamentas, aišku, bankroto įstatymas, jeigu nėra pradėta, bet galėtų būti pradėta, tai čia yra šiek tiek įdomesnis atvejis. Iš tikrųjų mes, kai vertinam, vėl naudojamės kredito rizikos vertinimo paslaugomis ir be abejo įmonių bankroto rizika, kad toks dalykas neegzistuoja, gali būti žiūrima, bet praktikoje atveju tokių neturėjom, bet vėl, jeigu, tarkim, jūs teiktumėt paraišką ir jūs esate labai savo tiekėjams skolingas ir tiekėjai jūs iškeltų jums bankroto procedūrą, tai jūs taptumėt nebeatitinkantis šito reikalavimo. Ir dar kitas yra daug retesnis atvejis, Lietuvoje turbūt nelabai pasitaikantis, tai yra jeigu jūs
jūs turėjote sunkumų ir jūs gavote iš valstybės pagalbą tam, kad juos veikti, tol, kol jūs neįvykdėte restruktūrizavimo viso proceso, tol jūs negalite gauti daugiau pagalbos iš valstybės. Tai būtų, nes jūs laikomas būtumėt, kad turite sunkumų ekonomiką. Taip. Ir tada didelės įmonės, jos turi papildomų reikalavimų. Čia vėlgi kyla iš bendrai ES politikos SLB rėmimo, kad vis tiek pirmenybė yra teikiama smulkiam ir vidutiniam verslui. Tarpu didelės įmonės, jom yra keliami šiek tiek didesni reikalavimai. Tai šiuo atveju per 2 metus turi būti darbdaviui pasiskaičiuoti rodikliai, balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis, taip pat EBITDA's palūkanų padidinimo koeficientas. Tai yra earnings before interest, taxes, depreciation, amortization. Tradicinis rodiklis, visi daugiau mažiau žinote, jeigu nežinote, tai galime pasigūminti arba paklausti mūsų, paklausinti. Taip, tada mes vertinam paraiškos pateikimo metu ir vertinimo metu, ar nėra įmonėms sunkumų turinčių. Tai yra, kad praktiškai būtų patogiau, tai yra žiūrima ketvirčiais, dėl to, kad įmonės tokiom datom, kad LVP pageidaus, tai tiesiog būtų neracionalus sudarinėti atskaitomybės, tarkim, vidury mėnesio. Tai yra prašoma paskutinio ketvirčio iki paraiškos pateikimo, plus yra prašoma patvirtintų finansinių atskaitomybių iš praėjusio laikotarpio. Ir vertinimo metu gali būti dar paprašyta dar vieno ketvirčio, pavyzdžiui, pateikti, siekiant įsitikinti, kad yra, ta prasme, nėra požymių, kad pradėjo įmonė turėti sunkumų. Taip, čia pavyzdys pateiktas, kaip galima būtų apsiskaičiuoti. Iš tikrųjų, dar priklauso turbūt vėlgi nuo įmonės pačios situacijos, bet jeigu, kaip minėjau, jeigu paprastai yra žiūrima nuosavybė lyginama su pasirašytu įstatiniu kapitalu, ir jeigu yra daugiau negu pusė to, reiškia, kapitalo išnaudoti, sukaupti nuostolių, tai tokia įmonė yra laikoma sunkumų. Taip, perinam prie kitos dalies, kuri yra susijusi su finansavimo dydžiu, procentų intensyvumu, taip pat ir daugeliu kitų reikalavimų, nes pagrindinė didžioji dalis tų priemonių Lietuvoje ir Europoje yra nukreiptos į SVV, o tos, kurios skirtos ir didelėm įmonėm, kaip ir šita, jos gali didelės dalyvauti, vėlgi, SVV turi tam tikrą pranašumą finansavimo paramos dydžių. Tai yra 3 dalykai. Yra darbuotojų skaičius, yra turtas ir yra apyvarta, pagal ką yra nustatomas įmonių statusas. Yra tokia lentelė padaryta, Europos komisijos yra tokios gairės, ar aš esu SVV subjektas, angliškai SME guidelines, ir ten daug tokių pavyzdžių, bet mes turime ir lietuviškai, tai iš esmės jūs, kai norite įsivertinti vėlgi, ar jūs esate, kokio statuso jūs esate įmonė, jūs konsoliduotai turėtumėte žiūrėti, apie konsolidavimą dar paskui pakalbėsim, bet iš esmės pradedate nuo darbuotojų skaičių, žiūrite, kiek jūs turite darbuotojų per bendrai savo grupę. Tai jeigu, tarkim, turite 70, tai jūs papuolate į vidutinės įmonės statusą ir jau jūs nebenuplintate į mažos arba labai mažos įmonės statusą, jeigu jūsų tie kiti rodikliai turto apyvartos yra žemesni. Bet jeigu jūs viršijate, tarkim, tik vieną turto ar apyvartos rodiklį, tai dar jūs esate vidutinė, bet jeigu virštumėte abu, tai jau jūs esate didelė įmonė tuomet jau. Ir atitinkamai galite tada jau pretenduoti į mažesnę paramą būtent šitame kvietime. Tai čia būtų dėl šito. Dabar dėl duomenų. Personalo skaičiavimas tai yra pilno etato ekvivalentai. Reiškia, pagal tai, kiek tam etatui pagal teisės aktus yra taikytina dirbti valandų, tai atitinkamai tiek ir, reiškia, yra jo tas pilno etato ekvivalentas. Paprastai tai yra, tarkim, 40 valandų. Bet yra tam tikrų profesijų, kur tas skaičius yra kitoks. Tai atitinkamai pagal šitą sritį yra žiūrima, kiek šitų etatų toje įmonėje ar tų įmonių grupėje yra. Ir imami patvirtinti praeito laikotarpio duomenys. Dėl šito. Čia yra pavyzdys, buvo 15 metais ūkio ministerijos patikslintas reglamentavimas, buvo vėlgi pereita prie būtent pilno darbo pirmo etato
full-time ekvivalento, žodžiu, pilno etato ekvivalento skaičiavimą. Ir atitinkamai žiūrima yra, kiek užpildo tie darbuotojai to laiko ir toks skaičiavimas yra palankesnis įmonėm, dėl to, kad gali atitinkamai būti tų sezoninių ar ten mažiau dirbančių darbuotojų daugiau, bet jūs vis tiek turėsite, ar ne, tarkim, neviršytą statusą. Jeigu nesieksite 250 bendrai žiūrės. Taip, einam toliau prie SVS statusų nustatymo ryšių. Tai ryšiai iš tikrųjų gali būti susijusios įmonės, gali būti partnerinės įmonės. Ir vat visa tai, kas yra čia, tai tarkim yra ekonominis vienetas, kurį advokavimo nagrinėja vertinimo metu. Dabar, kad kokie tie ryšiai yra ir nuo ko jie priklauso. Tai viskas priklauso nuo to, ar gali daryti įmonė lemiamą įtaką. Per akcijas, per steigimo sutartis, per įgaliojimus, per įvairius teisinius būdus, kurie būtent sudarytų sąlygas kontroliuoti, nulemti balsavimo procentų tam tikrą pasiskirstimą. Tai daryti realią įtaką sprendimų priėmimui įmonės veiklai, vykdomai tiek įvairiausiai veiklai, tiek ir personalo politikai, tiek ir pagrindiniai veiklai. Tai, tarkim, partnerinės įmonės yra tos, kurios turi nuo 25 iki 50%, o virš 50% tai jau yra susijusios įmonės, jeigu taip labai trumpai. Ir mes, kada žiūrime iš tikrųjų, tai vėlgi prasideda tikrinimas nuo įmonės deklaracijos be abejo, ten kas yra pateikiama. Lygiai taip pat žiūrime ir viešą informaciją, kada gali kilti tam tikrų norų detaliau pasižiūrėti, kada įmonės savo viešai tinklapiuose deklaruoja, kad jie yra įmonių grupės dalis, kada jie kartu pozicionuoja save rinkoje, nors pagal, tarkim, teikiamus dokumentus jie atsiriboja visiškai nuo tų kitų subjektų, kito tarpu jų marketingas sako priešingai. Tai klausimas, ar ne? Turko, prašau. Kaip tik tada duosim šitą geriau. Tai tiesiog, kaip tada su Booking.com? Šiuo atveju, pavyzdžiui, jeigu Booking.com visi viešbučiai kartu parduoda per vieną tinklą arba ten per kokį nors kitą tinklą, tai vėlgi per vieną tinklą pozicionuos save, o Booking.com atveju, aš manau, tai yra tam tikra platinimo platforma, per kurią jie tiesiog, tai nėra jų pačių įmonės grupės dalis, tai yra tiesiog platforma, kurioje gali visi dalyvauti. Klausimas yra, ar jie turi išskirtinės teisės ar neturi išskirtinių teisų, tai kažkokie ekonominiai vienetai tenai platinti. Manau, kad ne, iš tikrųjų, kas nori, tas gali, tai atitinkantis tam tikras turbūt reikalavimus ir sąlygas ten dalyvauti, dėl to tai turbūt nebūtų. Aišku, kiekvienu atveju mes po to detaliai žiūrim, tai nėra taip, kad automatiškai pasižiūrim, svetainėje jie pasireklamavo, kad kartu tai yra susiję. Ne, čia yra tiesiog pirminis lemputė, kuri gali paskatinti detaliau pasidomėti dėl to. Ir vėlgi, remiantis įvairių valstybių registrais, gali remiantis finansinių atsakomybių aiškinamaisiais raštais, remiantis turimomis sutartimis su kitais ūkio subjektais, remiantis turtu, kurį jie valdo, ta prasme, pardavimo kanalais, įvairiausiais dalykais, kurie iš tikrųjų gali demonstruoti tą vieno ekonominio vieneto požymius. Veiksmų derinimą akcininkų. Daug aspektų. Čia nėra taip, kad tu pasižiūri į svetainę, pamatai, kad ten paveiksliukas nupieštas, kad tai yra kartu ir tai yra kartu. Ne. Bet čia tiesiog pirminis, gali būti paskatinimas detaliau tiesiog pasižiūrėti. Tai tą reikia turėti omeny, nes mes bet kuriuo atveju turim kaip institucija užtikrinti, kad ta informacija būtų aktuali ir teisinga. Ir be abejo, teikiantieji paraiškas jie deklaruoja, kad tai yra teisinga ir tikra informacija, nes jinai turi įtakos finansavimo paramą. Jeigu didelė įmonė apsimeta, kad yra mažiukė įmonė, jinai gauna daugiau paramos ir jeigu, tarkim, to Europa nenustato. Bet tai nereiškia, kad jinai gali jaustis saugi. Jinai 10 metų gali jaustis labai nesaugi, nes gali būti patikrinta, nebūtinai Europa, kitų institucijų, kurios prižiūri ir atitinkamai susilaukti sankcijų. Tai čia tiesiog daug paprasčiau yra laikytis teisės aktų reikalavimų ir pagal juos tiesiog žaisti. Ir tada galima labai ramiai miegoti ir neturėti jokių problemų. Tai aš tai už tai būčiau iš tikrųjų. Ok, judam tada gal toliau, jeigu nebent dar kažkokių klausimų būtų. Ok, tai tada apie ryšius trumpai. Tiek gerai einam prie detalesnio, kaip skamba reglamentavimas smulkaus verslo plėtros įstatyme. Iš tikrųjų, čia yra apibrėžimai paimti ir kartu iš Europos komisijos, yra SVVK
gairės tam tikros, kur irgi tie patys keliami iš esmės reikalavimai. Tai va, viena įmonė gali turėti daugumą dalyvių balsų, ta įmonė gali turėti teisę skirti atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo priežiūros organų narių, daryti lemiamą poveikį dėl sutarčių sudarytų su įmonė, bet dėl steigimo dokumentų, tada gali kontroliuoti balsus, kaip balsuoja šitą įmonę, arba yra fizinių asmenų grupė arba fizinis asmuo, dėl kurių veiklos yra susiformavę nurodyti aukščiau ryšiai. Čia iš tikrųjų šitas sritis yra pakankamai tokia reikalaujanti vertinimo, dėl to, kad yra teisingumo teismo praktika, vėlgi tam tikra, kada įmonės, kurios net ir formaliai išlaiko tos visus atskirimus, bet jeigu vis dėlto tai yra kartu veikianti fizinių asmenų grupė, kurie atsidalina, tarkim, taip, visus tos akcijus ir visus ryšius, kad formaliai atitiktų, bet de facto tai yra vienas ekonominis vienetas. Tai vėlgi, buvo tiek Europos komisijos, tiek Europos teisingumo teismo sprendimų, kur tokiu atveju, nereikėtų laikytis to tokio siauro labai požiūrio Europos mokesčių mokėtojų pinigų administruotojams, kad tai yra SOS subjektas, jeigu tai yra labai gerai apsipudravęs didelis ekonominis vienetas. Tai šitoje vietoje tiesiog reikalauja natūralų vertinimo, bet kadangi šitam kvietime problemų dėl statuso turiu omeny, kad iš principo didelės įmonės nėra, jos gali dalyvauti, tiesiog jų sąlygos yra šiek tiek kitokios negu kad vidutinių ar mažų. Tai daug paprasčiau iš tikrųjų yra aktualią tą informaciją teikti ir pagal tai planuoti projekto veiklas. Tiesiog greičiau tada visas procesas įvyks ir mažiau bus klausimų. Tai einam toliau prie partnerinių įmonių. Tai, kaip minėjau, čia tas žemesnio lygmens šiek tiek yra ryšys, tai yra 25–50%, kada turi įmonės akcijų pajų ir kitokių dalyvavimą, reiškiasi, užtikrinančių priemonių. Ir su partnerinėm įmonėm tai yra svarbu, kai mes skaičiuosime, perėsim prie pavyzdžių, dėl to, kad ties partnerinėm įmonėm ryšiai stoja. Dabar pavyzdžiai šitie yra pateikiami iš Europos komisijos parengtų gairių, būtent SOS statuso nustatymo anglų kalba, bet ten yra daug vėlgi pavyzdžių. Čia yra tik keletas tam tikrų tipinių pavyzdžių, galima detaliau tenai būtų dar pasižiūrėti. Vėlgi, tie pavyzdžiai yra supaprastinti ta prasme ir laikom, kad čia yra iliustracijos tikslais, nes gyvenime dalykai būna iš tikrųjų sudėtingiau, tai čia vėlgi darykim prielaidą, kad C ir D jie nėra kaip nors slapta po stalu sudarę atpirkimo ateities sandorių arba kur nors per offshore'us 3 valdomi to paties akcininkų ar akcininkų grupės ar kokių nors asmenų, kurie kartu slapta derina veiksmus, tiesiog darykim prielaidą, kad čia yra teisybė rodanti informacija. Tai jeigu pareiškėjas yra A ir jo 60% turi įmonė B, kurią kartu valdo dar ir C ir D, tam tikra proporcija, tai tinkamai, kai yra skaičiuojamas statusas ir pildoma SOS deklaracija, yra traukiama 100% duomenų, tai yra darbuotojai, turtas, apyvarta, pareiškėjo. Tada yra traukiama 100% B, dėl to, kad B yra su A santykyje susiję, reiškia, turi daugiau negu 50%, kaip atsimenu. Tai yra tas stiprus ryšys. Tai ir toliau eina atitinkamai 32% C, 27% D. Taip, toliau kitoks pavyzdys, kur yra pareiškėjo A kontroliuoja vėlgi B ir C. Tačiau, jeigu eitumėte toliau, matytumėte, kad yra, pavyzdžiui, tarp C ir E ryšys nesusijusių įmonių, tačiau partnerinis. Tai reiškia, procentas yra tarp 25 ir 50. Tai toje vietoje jau nebeskaičiuojama yra toliau, nes partnerinių įmonių, partnerinė per partnerinę, kitaip tariant, ryšys nutrūksta. Čia darant prielaidą, kad E tikrai ten paskui nėra su D ar su kažkaip kitaip tikrai objektyviai ten paskui kažkaip susijus. Tai šitoj vietoj vėlgi atitinkamai tas E duomenys nebetraukiami, tuo tarpu nuo B ir D ryšys yra susijęs.
ir atitinkamai šita atkarpa traukiama. Jeigu ten būtų į viršų nors ir N plus K šitų ūkio subjektų, kurie būtų susiję, tai būtų traukiami. Jeigu kažkur atsirastų sekoje partnerinė, tai toje vietoje šis pasibaigtų. Tai atitinkamai matote, kad 100% eina duomenų iš pareiškėjo A ir yra 38% B ir D. Dėl to, kad per šitą seką, kur 38 turi, reiškiasi šitas B ir dar B yra susijęs su D. Ir 38% C, o E nepasitraukia. Ar būtų klausimų šitą? Einam toliau. Kitas pavyzdys, čia gal jau šiek tiek arčiau gyvenimo. Tai, tarkim, situacija, kada formaliai galėtų lyg ir įmonė deklaruoti, kad yra visi turi po 20% smulkus ir nėra čia netgi, prasme, jokios įtakos, nes tai yra ryšys mažesnis net negu partnerinis. Ir valdo skirtingi subjektai ir tiesiog taip, iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti, kad čia, užpildyčiau deklaraciją ir neturiu susijusių. Bet jeigu taip yra, kad tie atskirų ūkio subjektai ar jų dalis yra tarpusavę susiję, nebūtinai per pirmą pakopą, galbūt per antrą, galbūt per trečią, galbūt per ketvirtą, galbūt per 3 offshore, bet principas čia yra teorinis modelis. Jeigu jie yra vis dėlto tarpusavėje susiję, pavyzdžiui, vienam priklauso ar kartu veikia, tai šitoje vietoje vėlgi turim situaciją, kada B, C ir D iš tikrųjų yra valdomi B ir jisai gali kontroliuoti 60% balsavimo teisių pareiškėjų. Tai vienareikšmiškai eina 100% visų šitų ūkio subjektų duomenų į SVD deklaraciją. Jeigu tai būtų neįtraukta, tai tokia informacija būtų neišsami, netiksli, melaginga. Ir aišku, mes suprantam, gali būti situacijų, kada kalbam apie užsienio įmonės, kada įmonė pati neturi netgi informacijos apie savo tikruosius akcininkus. Tačiau tiek ir su bankais tvarkant reikalus, tiek ir su kitom finansavimo įstaigom yra pakankamai įprastas dalykas, kad yra klausima apie tikruosius akcininkus ir vis dėlto tuos ryšius reikia išsiaiškinti, jeigu yra norima naudotis Europos mokesčių mokėtojų paramos visokiom programom ir mechanizmais. Tai šitoje vietoje tikrai nėra gėda paklausti savo akcininkų, ar akcininkų, vis dėlto kaip ten yra tas vaizdas tam, kad galima būtų pasinaudoti struktūrinių fondų teikiamomis galimybėmis. Einam toliau. Kita savoka, kur yra vartojama apraše, yra veiksmingo bendradarbiavimo. Jinai yra ne šiaip savo, bet už ją galima gauti papildomą finansavimą, dėl to šiek tiek aptarsim. Tai yra apibrėžta, čia yra iš reglamento 651. Bendrasis bendrosios išimties reglamentas, pagal jį yra teikiama parama. Tai veiksmingas bendradarbiavimas yra nemažiau kaip 2 nepriklausomų šalių tarpusavio bendradarbiavimas siekiant keisti žiniomis, technologiją arba pasiekti bendrą tikslą, dalijantis darbu, kai abi šalis bendrai apibrėžia bendradarbiavimo projekto apraitį ir dalijasi riziką bei rezultatą. Čia yra svarbu pabrėžti, kad tie ūkio subjektai, jie yra tarpusavėje nepriklausomi, tai mes traktuojame mažiau negu 25% šitoje vietoje. Ir net ne partneriniai, kitaip tariant. Tvarkoja. Bet aišku, idealiu atveju visiškai nepriklausomi. Kartu tiesiog kuria bendrą produktą, prototipą, technologiją, vysto ir kitus dalykus. Tai kas iš to? Plius 15%, tačiau yra dar papildomų aspektų. Tai viena, pavyzdžiui, iš įmonių turėtų būti MVI. Čia kaip vienas variantas. Arba projektas turėtų būti vykdomas bendrijose valstybėse, tokia atveju MVI turi būti. Ir viena įmonė nepadengia daugiau kaip 70% tinkamų finansuoti išlaidų. Tai tariant, dalyjamasi rizika, tai bent 30% tas partneris prisiema irgi finansavimo rizikos šitam projektui pats. Kitas variantas yra, kada įmonė yra mokslinio tyrimų ir žinių sklaidos organizacija. Tai tariant, tyrimo organizacija. Čia gali būti mokslinio institucija, kuri viena arba kartu padengia bent 10% tinkamų finansuoti išlaidų. Tai yra, tas padengimas gali vykti jos skiriamais resursais, žmonėmis, darbo laiku, taip pat ir finansavimo lėšomis ir kitais dalykais. Tvarkoj. Einam toliau. Atsiprašau, paklausiu,
Taip, grįžtam prie veiksmingo. Taip. Noriu grįžti dėl to, kad bendrose nuostatose 37 punktas yra, cituoju, projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Taip. Ir čia sako, kad už 15% intensyvumo galima gauti, jei projektas vykdomas bent dviejose valstybėse narėse. Čia aš kalbu apie reglamentinę nuostatų atveju, jeigu aprašas mums susiaurino, mes tada turime laikytis aprašo. Aš kalbu apie reglamentą, kaip Europa leistų, bet jeigu ūkio ministerija turėdama diskreciją ir teisę iš tikrųjų taip, kompleksiškai skaitant, be abejo negali būti prieštaravimų. Čia Gitana teisingai sako, ne teisingai. Tai tada jūs esate... Šitą klausimą galiu atsakyti, iš tikrųjų jūs teisingai cituojate aprašą. Jūs teisingai cituojate aprašą, iš tikrųjų šitoje priemonėje veiklos gali būti tik Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos. Kolega aiškina reglamentinę nuostatą, nacionaliniai teisės aktai gali susiaurinti. Sugriežti. Tai jeigu mūsų partneris yra užsienio įmonė vykdanti kažkokį, tarkim, neketina gauti finansavimo, jis netinkamas partneris. Netinkamas partneris, ar ne? Tai visi partneriai Lietuvos Respublikoje vykdantis nesame. Dėkui, kolegijai. Ačiū už pataisymą iš tikrųjų. Tada mes patikslinsime atitinkamai šitą vietą dėl netiesioginės valstybės pagalbos paramos įmonės. Kada verslas su mokslu bendradarbiauja, yra svarbu, kad laikytumėmės vėlgi europinių tų visų nuostatų ir nebūtų taip, kad įvyktų kryžminė subsidizacija. Tai reiškia, kad per pagalbą tyrimų ir kitos organizacijai mes iš tikrųjų gaunam tai, kas vadinamas spilloveris, arba reiškia, persilieja ta pagalba ir ekonominė nauda tam tikriem ūkio subjektam tokiomis sąlygomis, kurie šiaip neturėtų persilieti. Tai yra geresnėmis sąlygomis negu įprastai rinkoje. Tai vėlgi, tai ką apima? Tai gali apimti intelektinės nuosavybės teisės klausimus, tai gali apimti, jeigu yra nesumokama, neatsiskaitoma už sukurtus intelektinės nuosavybės vaisius, arba tiesiog, jeigu tai buvo kartu bendra veikla, tai viskas, aišku, priklauso nuo to, kaip yra apibrėžtas jungtinės veiklos sutartyje tarp partnerių. Jeigu iš karto yra apsibrėžta, yra proporcingai dalyjamasi kaštais to proceso, kuomet gimsta intelektiniai vaisiai, viskas ok. Jeigu yra taip, kad padaro, tarkim, tyrimo organizacija viską, dengia tuos kaštus ir tą naudą gauna ūkio subjektas paskui, tai jau šitoj vietoj galima būtų kalbėti apie tai, kad galbūt yra tam tikra didesnė negu įprastai netiesioginė parama įmonė. Taip. Sumavimas. Čia pradžiai paveiksliuką parodysiu. Žodžiu, jeigu taip nutinka, kad įmonė investuoja Lietuvoje, tarkim, pavyzdžiui, savo ekonominėje zonoje ir jinai naudojasi įvairia parama. Tai yra tai, kas vadinama pagalba, teisinė prasme. Tai ta pagalba jinai yra bet kokie viešieji ištekliai, taip pat ir atidėti mokesčiai arba lengvatos mokestinės. Tai tos pagalbos, kurios skiriamos tom pačiom tinkamom finansuoti išlaidom ir pagal tą patį straipsnį, kitaip tariant, teisinis pagrindas šitos pagalbos teikimo yra tas pats, tai jinai yra sumuojama. Pavyzdys. Įmonė laisvoje ekonominėje zonoje nori mokestinių lengvatų ir kartu nori gauti maksimalią paramos sumą iš LVP projektų. Tarkim, tiek, kiek priklauso tam subjektui, tokį procentą, pačias lubas. Kadangi mokestinės lengvatos tose ekonominėse zonose yra pagal regioninę investicinę pagalbą skiriamas ir ta pati, pavyzdžiui, parama, kurios prašė įrangai arba statybom, yra vėlgi skiriama pagal regioninę investicinę pagalbą, tai šitoj vietoj išnaudojus maksimalią, reiškia, paramos sumą, reikia atsisakyti vieną arba kitą. Tai reiškia, jeigu tu gavai paramą iš LVP, tai tu negali gauti tai dalį mokestinių lengvatų dėl to, kad tu esi jau pasiekęs maksimalią valstybės pagalbos ribą, kur yra nustatyta reglamente. Tai jeigu taip nutinka, kad yra viršyta jinai, tai tiesiog jinai anksčiau ir vėliau gali tekti koreguoti. Tai čia tai, ką aš pasakiau, yra surašyta teisinė kalba, bet čia yra paprastas pavyzdys, kad pavyzdžiui, struktūriniai fondai, valstybės biudžetas, kiti šaltiniai, nuosavi ištekliai. Žodžiu, nuosavi ištekliai, jie įprastai nėra jau pagalba, jie yra jau pačio ūkio subjekto lėšus. Bet turėkite omeny, kad mes kalbam apie tas pačias tinkamas išlaidas.
Jeigu tos išlaidos netinkamos, ne tos pačios tinkamos išlaidos, kitokios, tai tada jau gali būti skirtingi teisiniai pagrindai, pagal kuriuos jie skiriami ir atitinkamai jos nesusumuoja. Pavyzdžiui, kalbam apie šitą priemonę. Čia yra 3 netgi variantai. Tai yra dalis įeina kaip regioninė investicinė pagalba, tai yra įranga, ir dalis eina kaip darbo užmokesčio išlaidos arba nusistovėjimo išlaidos, tai yra pagalba veikti moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai. Ir taip pat yra dar procesų dėgymo inovacijų veiklai irgi. Tai čia yra atskiri straipsniai, bendros išimties reglamente ir atskiros teisinės, reiškia, teisiniai pagrindai tom išlaidom atsiras. Tai jos tarpusavyje yra skirtingos, jos nesusumuoja tarpusavyje. Bet jų viduje, būtent, jeigu dar eitų pagalba iš kitų finansavimo šaltinių kažkokių iš šitus dalykus, tai jau turėtų būti sumuojama. Taip, dar tada, kadangi iš tikrųjų yra daug tų aspektų, bet mes galvojam gal daugiau palikti laiko klausimų, mes čia yra nuoroda, žodžiu, taip, apraše yra toks 3 priedas, jeigu jau profesionaliai ruošiantis, pasižiūrėti, ar tikrai viskas okei su tais atitikimais, galima pasižiūrėti 3 priedą ir pabandyti savo, rengiant paraišką, atsakyti tos klausimus, konsultantam. Tai ir ten yra nuorodos į šito reglamento, 14-21 straipsnius, kuriuose yra pagrindiniai turininiai reikalavimai sudėti būtent šio tipo kvietimo paraiškoms. Tai šitą irgi galima būtų pasižiūrėti. Tiesiog detaliai nedėjau, kad nevarginti ir neperkrauti. Supratau. Tai jeigu klausimų būtų, tai juos galima adresuoti LVPA, lygiai taip pat sėkmingai, nebūtinai dabar ir šiandien, galima parašyti į komunikaciją ir tie klausimai bus atsakyti ir bus taip pat įdėti į dažniausiai užduodamus klausimus, kurie yra skelbiami mūsų svetainėje.